Iš tikrųjų, kaip vadinamas žmogus šeimos galva, kuris valdo šeimos biudžetą, kuris nueina SMS kreditą ir pasiskolina tiek, kiek jam duoda. 100%, ką tik leidžiama. Ir išleidžia tos pinigus. Nes, pasiskolinti, išleisti, daug proto nereikia, pasiskolinti išleidai. Ir visai nesvarbu, kad vaikai po to turės mokėti tas visas skolas, ką šeimos galva pridirba. Šiai dienai mes turim tokią vyriausybę. Vyriausybė skolinasi tiek, kiek leidžia, nes didelio proto pasiskolinti ir išleisti nereikia. Aišku, neužtenka proto panaudoti europinės lėšas, tai papildant biudžetą, bet pasiskolinti išleisti labai lengva. Bet gal skaičiais tai vertinkim. Liberalų konservatorių vyriausybė, kai atėjo dirbti, Lietuva buvo skolinga apie 20 milijardų. Tai 20 milijardų buvo pasiskolinta per 30 metų laisvos Lietuvos laikotarpį. Per 30 metų. Visos buvusios vyriausybės tiek paskolino. Tai jie sugebėjo per šiuos 4 metus paskolinti dar beveik 20 milijardų. Tai vadinasi, skola jų buvimo laikotarpį išaugo beveik 2 gubai. Su šiuo biudžetu, ką dabar atnešė, tenais pasiskolinsim 5 milijardus. Drastiški skaičiai. Bet jie sako, žiūrėkit, mes limitų neviršijom, lubų ten neperlipom, paėmėm tiek, kiek leido. Tiek, kiek leido, tiek paėmėm, tiek ir išleisim. Tai ką, dabar antrasis turas. Žmonės turės spręsti, galvoti, už ką balsuoti. Kas bus tie atsakingi politikai, kurie valdys visų žmonių pinigus, visų žmonių finansus. Nes juk puikiai suprantam, kad ko nepadaro vyriausybė, nesugėjo paimti europinių lėšų, kitų lėšų, tada reikia didinti mokesčius, kelti visokiausius mokėjimus ir dar vis daugiau numauti kelnes žmonėms. Tai va dabar, kad eisit balsuoti antros turus, žmonės prisiminkit, kas tie kandidatai. Jeigu liberal konservatorius, tai žinokit, gausi tie, kurie moka praskolinti ir ištaškyti valstybę. Jeigu kiti kandidatai, tai balsuokit už juos ne vien už tai, kad jie gražus ar negražus, kaip sakant, išvaizdingi ar neišvaizdingi, bet vien dėl to, kad ateitų kiti politikai ir kita valdančioji dauguma. Nes jeigu ateis kita valdančioji dauguma, mes turėsim kitokią Lietuvą, kitokią valstybę. Bet žinoma, pažiūrėkit į kiekvieno partijos programas. Pažiūrėkit tie, kurie palaiko genderizmą, kurie palaiko Stambulo konvenciją, kurie palaiko mokesčių didinimą, kurie sako, kad reikia visuotinio nekilnojamo turto mokesčių. Atsiminkit, jeigu tų žmonių bus daugiau, tai tie dalykai jums grėsia. O jeigu balsuosit už to žmonės, kurie viso to nepalaiko, tai tie dalykai jums negrės. Nes bus žmonės Seime, kurie apgina tai, kad to nebūtų. Ir prisiminkit vieną dalyką, kad svarbus yra kiekvienas balsas. Nes genderizmas, Stambulo konvencijos nepraėjo dėl 2, 3, 4 balsų. Tai kiekvienas balsas yra atsakingas. Tad, mėly rinkėjai, mėly žmonės, būkite atsakingi už savo valstybę. Nes ką jūs deleguosit į Seimą, ar deleguosit prasilošusi šeimos galvą, kuris nori praskolinti valstybę ir išleisti, ar deleguosit politikus, kurie atsakingai valdo biudžetą ir stengiasi jį subalansuoti, nedidinti mokesčių, panaudoti europinės lėšas, tai priklausys tik nuo jūsų. Tad pasirinkit atsakingai.